negaliu pakęsti, kai man meluoja. O šitas šaulio ženklas iš esmės priklauso ne tau, o Kristinai. Tau jis yra bevertis. Deja. Net man paaiškiai, tu ką čia rimtai užsiutai dėl šito horoskopo. Man svarbiausia yra ne tik horoskopai. Žmonės. Ir aš labai negaliu pakęsti, kai man meluoja. Gerų vakarų. Na, koks idiotas. Kaip antras Robertėlis. Žinai, Krisė, pati to idėja. Ko tu čia atlindai? Ką? Kad padėkoti jam už tos horoskopus? Iš vis nereikėjo čia eiti, jeigu atėjai padėkot. Ko atlindai? Ką? Jeigu aš gerai atsimenu, tai tu mane čia pasikvietei. Margarita nešaulė, o tai draugė, o tai ačiū. Tu ką nematai, aš to visokius ženklus rodau. Nulis dėmesio. Nesupratau. O kodėl tu man anksčiau nepasakei? Palangoju, ko tylėjai? Nemačiau reikalo, aš negalvoju, kad tu tokia višta esi. Kokios čia vištos dabar? Kas čia atsitiko? Nieko. Vaidotas pabėgo nuo Margaritos. Kodėl? Taip, jinai jam pamelavo. Tu pasakai, kad ne šiandien, kaip ta Jūratė. Ai, panus, nieko jūs nesuprantat. O, sveikas. Sveikas, Na, labas. Tai ką? Vienas? Vienas? Sakėgi su mergina pusė. Išsigando? Ne. Išsiskyrėm. O, greit. O aš čia tokias vaišės suruošiau, kepsninę užkūriau. Aišku. O kaip būtas? Patiko? Aš tik nesuprantu, kodėl su manim nepasitaręs tu perki butus. Vadinasi, nepatiko. Ne tame esmė yra. Patiko, nepatiko. Tiesiog aš negaliu gyventi šventoju, kai visi mano klientai yra Vilniuje. Taigi internetas yra. Internetas yra visai ne tas. O žiemą, kas norėjo žiemą važiuoti? Gersi? Nenoriu. Na, šlakelį. Šlakelį gali. Taip retai su tavimi matomės. Aš jautienos nupirkau. Argentinietiškos. Žinai, kaip man įdomu, kokie kepsniai iš jos išeis. Man atrodo, kad tau tai taip pat turėtų būti įdomu. Na. Tai kogi tu tyli? Ko tu neklausi? Kaip tu gyveni, tėvai? Kaip tau sekasi? O va, jeigu tu paklaustum, tai tėvas tau atsakytų. Aš dar vieną firmą priglobiau. Ir man reikalingas yra direktorius. Su dangaus šviesuliais. Mano naglis šulyje. O kodėl tu neklausi kaip mama? Kaip operacija? O kam klaust? Neskambini, vadinasi, viskas gerai. Pinigus pervedžiau, turėjau užtekt. Vis apie pinigus. Kada nors, sūnau, kai tu paaugsi, sukursi šeimą, po to išsiskirsi, tai tu suprasi, kad normalūs vyrai apie savo buvusias moteris nekalba. Kas buvo, tas buvo. Aš suprantu, tavo motina, mano vaikų motina. Tik aš nesuprantu, kodėl aš dėl to turėčiau visą gyvenimą graužtis. Aš tau kalbu apie rimtą pasiūlymą. Aš tau kalbu apie rimtą darbą. Nuo čia iki Klaipėdos 20 minučių. Moteris meluoja geriau. Moteris meluoja geriau. Aš tau kalbu apie rimtą pasiūlymą. Aš tau kalbu apie rimtą darbą. Nuo čia iki Klaipėdos 20 minučių. Tai štai kam tas būtas. Ir darbas šalia, ir... Darbas su kostiumu vaikščiot. Nesunkus.
Einamus reikalus tvarkysiu aš pats. Nespaudžiu tavęs. Ir neskubinu. Aš tik noriu, kad tu Vaidotai suprastum. Tu man esi reikalingas. Panos, kur cigaretės? Nerūkyk tu tiek, Margarita. Meda, koks skirtumas? Ne, nežinau. Tikrai durnai kažkaip išėjo, ar ne? Tai tu lauk, Kristinos gimimo datą padavė kaip savo, ne? Ir jis taip išdurnėjo. Aš nesuprantu, kodėl čia reikia nervintis. Koks čia melas, viešpatė brangus? Panos, jeigu jūs nieko nežinot, patylėkit, gerai tada? Nu gerai, tu mums dabar papasakok, ko mes nežinom. Davai, pasakok. Čia joks yra ne kaprizas. Vaidotasgi sudarinėjant savo tos horoskopus. Ir prieš kelis metus, žodžiu, jis nustatė, kad būtent šią vasarą Palangoje jis sutiks savo išrinktąją, būsimąją žmoną. Ir kad jinai turėtų būti gimus po Šaulio ženklų. Mes kaip tik susipažinom, susitikom. Taip gerai leidom laiką. Žodžiu, aš pagalvojau, kad gal aš visai galėčiau būti jam tą Šaulė ir... žodžiu, aš padaviau Kristės gimimo datą. Ai, žodžiu, viskas. Bet tai, aš nesuprantu, ko jisai tiki horoskopais, bet ne žmogumi. Meda, jis taip rimtai įstikė. O aš apsimelavau, juodai apsimelavau. Ką tu čia apsimelavai? Pamatysi, pasipyksit ir susitaikysit. Nieko. Kristė, žinok, aš jau nieko nebesitikiu, supranti, aš nieko nebesitikiu. Blemba, kaip tai Kristai sekasi, ką? Taip. Vyrą turi, meilužį turi, dar kažkoks horoskopinis vyras atsirado. 3 jau, viename. Aš nežinau. Aš nesakau susitaikys, Margarita, pamatysi. Grįšis pas tave tikrai. Pamatysi, Margarita, viskas bus labai labai gerai. Bet aš žinau, kad jis negrįš. Pamatysiu, neklausyt tos kvaišos, tos medus. Man nesiseka. Pamatysi, viskas bus gerai. Klausykit, gal išgeriam ko nors? Turi? Atnešk. Aš jeigu pasakiau ne, vadinasi ne, viskas baigta, aš nedirbsiu tam jūrų uoste. Tai kur tu dirbsi? Kur aš tavęs klausiu? Bobelėm smegenis pudrinsi. Su savo horoskopais. Iš važos gyvensi. Tai kaip pensijai susikaupsi? Ar lauksi, kol tėvas padvės? Ir čiulpsi mano palikimą. Nieko man iš tavęs nereikia. Kodėl bėgi pas mane pinigų, jeigu tau iš manęs nieko nereikia? Mamai, ne man. Tai tu būk vyras ir išlaikyk mamą. Kai mama serga. Dieve. Aš tikrai žinau, kad aš nebežinau. Aš kitą kartą galvoju, kad tu ne mano vaikas. Aš viską darau. Kad tau, kad Dinai būtų kažkaip tas gyvenimas normalesnis. Man atrodo, kad tu tyčia įmi ir spjauni ant manęs. Ir kad tau net nuo to yra gera. Dina visiškai kitokia. Visiškai kitokia. Taip, Dina visiškai. Taip, Dina visiškai kitokia. Dina stropė mokos Londoną. Diena iš dienos! Baigs mokytis Londone, išvažiuos į Norvegiją. Mokysis lavininkystės, išmoks norvegų kalbą. Sugrįš čia? Šiai tokią karjerą padarysiu. Mygom jinai bus. Klaipėdos jūrų uostų direktoriaus pavaduotoja, kaip minimum. Ne, aš rimtai tau siūlau, supranti, pagalvoti apie
Apie darbą. Kur dabar, sakai, važiuoji? Į Peterburgą. Aišku. O ko ten? Seminarai, konsultacijos. Aišku, apie žvaigždės. Taip? Jo, Majo, aš nežinau, tikrai garbės žodis. Dieve tu mano, dieve tu mano. Motinos įtaka. Žinai, čia ką tik su Dina kalbėjausi. Telefonu. Kur? Čia tu gi jai net nepaskambini. Paskambinu? Paskambini. Tai va, žinok, aš su ja kalbėjausi telefonu. Ji neturėjo laiko su manim kalbėtis telefonu. Ruošėsi paskaitoms, egzaminams. O tavo sąskaita už mobilųjį telefoną 1000 litų. Čia yra konsultacijos telefonu, kai aš Palangoj buvau. O dabar važiuoji į Peterburgą. Jėzus Marija. Gerai, aš atsiprašau, aš tiesiog vienu kepsnį užkursiu. Ne, tėti, nieko nereikia. Nieko nekep, jokių kepsnių aš važiuoju. Kur? Į Vilnių. Aišku. Supikai? Nieko aš nesupykau. Aš žinau, koks tu esi ir viskas. Ir suprask, aš negaliu būti čia, kai žinau, kad ta mergina yra šalia. Prastai jaučiuosi. Bet tu baisiai jautrus. Tu kažkoks transformatorius. Vaida, tai tu dėl būtų vis tiek pagalvok. Pirmas įspūdis klaidingas. Galų gale. Gyvenk kaip nori. Bent jau kaip vasaros rezidencija gali savo pasilikti. Ir nepergyvenk dėl tos mergos. Jeigu iš karto ima meluoti, su tokio gyvenimo nepratrauksi. Man labai gaila, kad tu išvažiuoji. Nepaldysiu. Margarita jau miega. Gerai, išsimiegos ir tai viskas kitaip atrodys. O ten jūs kažko tai susipainiojote, ne? Pati kalta. Tik man reikėjo įspėti, ką sakyti, ko nesakyti. Tai štai savo zodiakai, žinai, susigadino gyvenimą. Klausyk, tu jais tiki. Kas yra? Kas yra? Nesimušk, skaudagi. Nu, tik aš bijau, kad tu nenumirtumai. Dura, vis tiek, žinai, laukia tavęs kažkoks toks geras gyvenimas. Kodėl? Vyrą tu turi, meilužį irgi turi. Ir dar tas horoskopinis vyras atsirado, nu sekasi tavo, aš nežinau. Apie kokią tu čia meilužį, ką tu čia pripaišėjau man? Taip, kaip tas Gitanas, ane? Koks git? Kovaldas. Ai, Kovaldas, Jėzus. Plemba, būtų Petras, ir būtų paprasčiau. Čia praeitas etapas. O Alkona kaip žvėris. Valį. Got me so blind I can't see that she's a black magic woman and she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. You're messing around with your tricks. Don't turn your back on me, Vis tiek tu būsi mano. just break up my magic spell. Labas rytas, Linutė. Labas rytas. Pono Rinkūno dar nėra. Užtat aš esu. Kaip sekasi? Turime naujienų.
O kas čia? Čia iš direkcijos. Kokius švelnės sąmenį. All the leaves are brown, and the sky is gray, Ponas Vainorai, na man visai nesuprantamas jūsų sprendimas neduoti laivui leidimui plaukti į mūsų terminalą. Taigi, na, kertasi su sveika logika. Klausykit, skaitau jūsų atsiųstą raštą, kad laivas negali būti priimtas dėl pernelyg didelės grimzdos. Paklausykit, laivo grimzlėva 9,5, mūsų krantinės gylis 9,9, beveik 10 metrų. Nėra kritęs vandens lygis, gerbiamasis, jūs neteisus, va man prieš akis kompė. Hidrometeorologijos puslapis, va aš pacituosiu jums. Didžioji... Ponas Vainor. Gaidys. Ragelį padėjo. Na, teks pasimatyti. Lempa karšta. Gal kavos? Netrukdykit, ar matot, aš dabar dirbu kavos. Aš paprašysiu, kai aš norėsiu tos kavos. Linutė, atsiprašau. Nu, ką reikia važiuoti? Išsiaiškinti. Kristė. 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 Keliamės. Ne. Keliamės. Medą žadink, eik žadink. Nu, ką reiškia žadink, medas seniausiai darbą išvažiavo. Oi, kokia vargšė. Keliamės prie jų. Ne, nesikelk. Ką darai? Kelkis, Kristė. Viskas, keliamės. Girdėjau? O tu jau ką, taip atsigavai jau? Atsigavai. Ką aš turiu kitą pasirinkimą? Klausyk, Margarita. Aš atsiprašau, žinok, dėl Vaidoto. Aš tikrai nenorėjau. Baig tu viskas gerai. Ir tu man atleisk, Kristė, vakar aš staugiu tave. Čia ne tavo problemos. Ai, nežinau, paskutiniu metu, Dieve, kaip man nesiseka, aš nežinau, kas čia yra. Ai, primelavau, kaip nežinau, kaip mažvaikė. Anksčiau vėliau vis tiek viskas būtų išaiškėję. Čia tik laiko klausimas yra. Tokie dalykai. Taip. Bet kokia nesąmonė. Šitaip tikėti visokiais horoskopais. Nu, žinai, kažkas vis tiek nesveikas. Aš tau pasakysiu, gerai, kad išsiskyrėt. Tik vis tiek anksčiau ir vėliau būtų paaiškėję, kad jis kaip Robertėlis. Nu, nežinau, gal aš kažkokius visokius tokius atsitrenkus susipušiu ir traukiu. Kas čia yra? Čia nužiūrėjau gal kas nors, nežinau. Bet tau ir sekasi. Klausyk, bet iš vis, kaip tai yra nevyriška? Ką? Atsirado pirma rimta problema ir jisai užat sprendęs ją, jisai deda į krūmus. Čia, žinai, kaip ta lapė. Šakinėja, vynuogių siekia ir paskui, žinai, nepasiekia. Ir sako, ai, nebenoriu. Tik matai, šitą situaciją dar neaišku, kuris iš mūsų yra ta lapė. Ir iš vis sugalvoti taip, žinai, kad reikia šaulio ženklo moters, ane? Aš į tokį bobą tokį atsiprašant, aš gyvenime nežiūrėčiau. Viešpatį. O tu, aš tau pasakysiu, tu nemenkink savęs. Tu esi stipri moteris, tu fantastiška moteris. Ir tu leisi man pamiegoti. Ei, kas čia dabar? Taip. Kristina, aš Žiūrėk, draugė, tu nueik prie jūros, pažiūrėk, koks oras. Koks vanduo šiltas. kokios žuvis plaukė. Ir aš dar truputį pamiegosiu, gerai? Ir tada tu ateisi ir eisim kartu. Dieve, negaliu žiūrėti, kokie tu tinginėsi. Nu tikrai, aš jau keliuosi. Gerai, aš tu parinešiu kibirėlį smėlio. Gerai, keliuosi. Kristai, smėgį ir atvarai, gerai? Gerai, keliuosi, viskas iš karto jau. Jau? Žinai, Linutė, varau aš pas juos. Ten vietoj lengviau bus įsiaiškinti. Sėkmės jums. Ačiū. See how they
O, sveika, kur bėgi? Jonai, tu girdėjai, laivą nenori leisti. Tai žinau, ne pirmas kartas, o Budrys čia viskam diriguoja. O kur man jį rasti, aš su juo pakalbėčiau, ką? Ne, nekvailiok, nusiūsime laivą į Gdanską, iškrausiu dalį konteinerių, tada įleis. Tu kaip antrą reisą darysi į Gdanską tam, kad ten likutį pargabenti? Nieko čia nepašokinėsi. Ne, aš gal juos perkalbėčiau, pakalbėčiau su jais, įtikinčiau. Ne, tau nepavyks. Nu, bet tai pabalauk, pabandyti tai galima. Nukritulių virš normos, o jie man sako, kad vandens lygis nepakankamas. Nu, bandyk. Bet Vainoras čia tik tai vykdavo Budrio nurodymus. Aha, tai aš likiu. Bet pamatysi, kad veltui. Iki.